Hello, how are you? Читав презента. Ką mes šiandien gaminsim? Šiandien pamėginsim pagaminti amerikietiškus blynus. Gerai. Jaiko. Kiaušinis. Kiaušinis. Čia Visokiausi pribambasai. kempimo milteliai. Kempinės miltės. Gerai, kas čia toliau? Viskeris. Visker. Tak. Alyvų gėlėlis. Nes mes to verti. Opa. Druska. Ne, Druska. cukrus. Cuker. Tak. Šito tai nereikėjo mums. Gerai. Gerai. Nu šito irgi nereikėjo. Šito irgi ne. Taip, toliau. Svarstyklės. Grinai virtuvinės svarstyklės. Ne žmonių. Ir kitos svarstyklės. Tak. Ekstra miltai. Kvietiniai miltai. Tak. Kas čia toliau? Opa. Kefirčikas. Kefyras. 2,5% ribų netgi. Aha. Ir 2 stiklinės. Čia mum kefyrai paragavo. Mums reikia 360 gramų mililitrų miltų. Yes. это šaudus. Čia oro nėra. Bet tu normaliai? Man tai dėjo. 300. Galime daryti dvigubai daugiau, galim daryti, ar ne? Nu, galima, aišku. Mes nusprendėm daryti Dvigubą porciją. Jo. Čia bus blynų visą mėnesį. Taip reikia naudoti kepimo miltelius. Atidarėjai, įmetei į šaukštą, išmetei. Atidarėjai, įmetei į šaukštą, išmetei. Gerai, 4 milteliai kepimo miltelių. 4 milteliai pili. 4 šaukšteliai kepimo miltelių. 6 šaukštai cukraus. 6. Visą laiką čia bus daug. Ir 2 žiupsneliai druskos. Žiupsneliai. Žiupsneliai, tai aš paimsiu šaukštelį. Gal tiek. Čia 2 žiupsneliai druskos. Turbūt. Gerai. Mes dabar imam viskerį ir mėginsim išmaišyti. O, taip. Psichas. Viskas išmaišėm. Išmaišėm. Į atskirą indą mes dabar pilsim 6 šaukštus aliejus. Ne 8? 6. 8 šaukštai, ne 6. Mums reikės viso kefyro, nes mes dvigubą dozę darom. Yummy. Taigi dabar imam viskerį ir išmaišysim. Yummy. Pilam skystą masę ir po truputį maišom.
Mes dabar tešlą paliksim 15 minučių. Pažiūrėsim, kas iš jos gausis. Šitiem blynam nereikia keptuvės įkaitinti su aliejum, reikia be aliejaus. Ir laukiam, kol iškils burbuliukai paviršiuje ir tada verčiam į kitą pusę. Šiek tiek per tirštą. Įpilsim šiek tiek pieno. Kodėl pieno? Nes kefyro neturim. Ir sumaišysim. Visai gal ir gerai. Kur tu dedi atgal? Nu šitą tu juokauji, nu kur tu? Tu sažrala, jisai nuplytas. Sustabdžiau, sukontroliavau visą šitą dizasterį. Gerai. Ne, negerai. Gerai? Dar nepakėmė. Dabar turėtų iškilti tokie burbuliukai ant to blyno ir tada vat verčiam. O, jau matau, čia po biškį pradeda kilti burbulėliai. Ir tada reikia versti kitą pusę ir kepam toliau. Ne, labai gražiai nulimpa. Opa. Va, jau burbuliukai atsiranda. Verčiam kitą pusę. Oi, kokie gražuliai! American style. Čia. America! Вот, черныша. Чернота? Чернота. Čia jis labai greit kepa. Dėl tešlos tai reiktų gal šiek tiek dar jas skystesnę padaryti. Man nepatinka tokia konsistencija. Na, pas mus kefyro neužteko, tai improvizavom su pienu. Bet esmė, blynai labai greitai kepa ir tikiuosi bus jie labai skanūs. Mes jau kepam kokias geras 10 minučių. Ir net nesimato galo. Čia jau tiek blynų prikėpėm, dar tiek tešlos, bet... Mes tikėjomės, kad gausis 4 blynai. Kaip mes klydom. Bet jie labai greit kepa. Jo. Kada simsiasi to? Taigi, tešla jau eina į pabaigą. Nes mums jau atsibodo juos kept. Tai mes darom juos didesnius. Jų labai daug. Man žiūrėk čia. Paskutinis blynas. Paskutinis blynas. Vaikai, žiūrėkit, ir mokinkit. Tai ką tu padarai? Kvadrat.
paskutinis blynas dedamas bus dabar į lėkštę. Į visą krūvą. Štai prašom. Oh my goodness. Čia iš visų pusių ten tiek blynų daug gausi. Ką varom? Valgyti pagaliau. Смачненько. Дзенькую, пожалуй, по чопоченьку. Jo. Mes turėsim dviejų tipų blynus. Tai vienas su pienu šiek tiek įmaišyta, kitas su kefyru. Čia yra su kefyru. Atrodo, matosi kaip Čia vienas su kefyru. Jo, čia vienas su kefyru, o čia su pienu. Bet čia su kefyru ir su pienu. Ir su pienu. Jo. Taip. Pažiūrėk, skirtumas. Ragausime? Davai. Labai sausas. Tai šeškė. Kaip žiauriai. Šaškė sako, tu juokauji. Šaškė. Sausas. Jo. Šeši su pusė? Sako 6,5, aš negaliu patikėti. Bandom tas, kur buvo su kefyru. Sako 6,5, aš negaliu patikėti. 6,5. Juokauji. Gerai. Trys. Pilnai tikiu. Ne, nu jis yra sausas, nu jo. Jis yra sausas. Bet ne 6,5. Aš nežinau, kaip tas blynus iš vis vertint. Palauk, davai tą paragausiu. Tas, kuris su kefyru ir pienu. Ne, su kefyru ir pienu daug skanesnis. Jo. Ne, su kefyru ir pienu, nu man tai 9. Man 9, o šitas sausas tikrai jisai. Toks labai sausas, per sausas netgi. Nu, aš tam 7 dačiau. Bet kefyras ir šitas. Jo, bet realiai, jeigu valgom su uogiene ir su pienu, tai visi blynai 10 tampa. Na ką, ir padarom taip, kaip vaikystė darydavau. Gerai, gana. Ką yra, smačnego. Smačnego. Vaikystė. Tarp kitko, darykite šiek tiek storesnius, nes jie puresni ir ženkliai skanesni. Nu, kiek Tobula. dabar? Kiek dabar? 9. Jo, nes iš pradžių tu paragavai tokį ploną, vat ploni tikrai nėra jie tokie labai skanus, bet va šitie puresni, tai nes mes čia tokių keletą variantų pagaminam, va ir čia toks plonas yra ir yra kažkur tokie storesni biškiai. Aš bendrai duodu iš vis 10. Labai skanus blynai. Mes čia kapojam dabar. Tokio tak. Labai skanaus. Super, super, super.